Šiandien mėginu trečiosios kartos Toyota Prius. Jo pirmtakas buvo tikras bestselleris. Na kaipgi gali būti kitaip. Visas Hollywoodas važinėjo su tokiais automobiliais, o pavyzdžiui Leonardo DiCaprio turėjo net 3. Tuo tarpu trečiosios kartos modelis buvo dar sėkmingesnis. Nu, kaip šis automobilis atrodo po kelių metų eksploatacijos, šiandien jums ir papasakosiu. Trečios kartos Prius debiutavo 2009-aisiais ir buvo gaminamas iki 2015-ųjų. Per šį laikotarpį savo savininkus visame pasaulyje surado daugiau kaip 1,5 milijono trečios kartos Priusų, o tai net 500 000 daugiau lyginant su jo pirmtaku. Šis automobilis visada buvo liaupsinamas už savo technologijas ir inovacijos aplinkosaugos srityje. Tačiau kaip yra šiandien, kai trečios kartos Prius skaičiuoja ne pirmus metus kelyje, ar jo technologijos ir inovacijos neįsikvėpė? Palyginus su antrosios kartos modeliu, trečiasis Prius gavo didesnio litražo benzininį variklį, tačiau dėl to netapo rajesnis. O japonų dizaineriai šį automobilį labiau aplaižė, dėl to jis tapo aerodinamiškesnis. Antros kartos Prius turėjo 1,5 litro benzininį variklį, kuriame ganėsi vos 76 arkliai. Pridėjus elektrinio variklio galę, bendras skaičius buvo 110. Tuo tarpu trečios kartos modelis gavo 1,8 litro benzininį variklį, kuris kartu su elektriniu generuoja 134 arklio galės. Montuoti didesnį ir galingesnį variklį japonai nusprendė dėl vartotojų skundų, kad senasis modelis užmiestyje buvo per silpnas ir neekonomiškas. Galingesnis variklis šią problemą išsprendė, tačiau vis tiek važiuoti užmiestyje juo ekonomiškai nenaudinga. Bet kuris dyzelinis tokios klasės automobilis užmiestyje taupo pinigus labiau. Visai kas kita, jeigu kalbėtume tik apie miestą. Čia Prius stichija. Iš vietos jis pajuda naudodamas elektrinį variklį ir sėkmingai tai daro, kol neįsibėgė iki 35 km/h. Tuomet beveik nepastebimai į darbą kimba benzininis. Elektrinis variklis puikiai tinka ir įstrigus kamščiuose. Tuomet judėti lėtai galima naudojant tik elektrą ir šiuo atžvilgiu galima nemažai sutaupyti. Kiek erzina tik labai mažas, vos poros kilometrų atstumas, kurį galima įveikti tik elektros pagalba. Ir visa tai tik esant idealioms sąlygoms. Šaltis atstumą sumažina perpus, akumuliatorių nusidėvėjimas taip pat. Nereikia pamiršti ir to, kad Prius akumuliatoriai kraunasi tik automobiliui važiuojant. Energija kaupiama dirbant benzininiam varikliui arba stabdant. Būtent dėl pastarojo dalyko Prius stabdymas šiek tiek savotiškas. Atrodo, kad stabdžio pedalą spaudžiate nedaug, tačiau automobilis stoja greičiau nei tikėsi. Viskas dėl regeneracinės sistemos. Prius stabdant įskiriamą energiją naudoja akumuliatorių krovimui. Išeitis norint akumuliatorius pakrauti nevažiuojant yra plug-in versija. Tokį Prius galite įkrauti iš savo elektros lizdo namuose, tačiau ši versija debiutavo tik 2012 metais ir buvo pardavinėjama trumpai, vos 3 metus. Ji ir kainuoja brangiau nei įprastinė. Hibridinė Prius pavara puikiai sustyguota, jokio diskomforto nepajusite tiek benzininiam varikliui pradėjus, tiek baigus darbą. Prie sklandaus važiavimo prisideda ir be pakopio automatinė greičių dėžė. Ji dar ir labai patikima, todėl nepaisant hibridinės pavaros sudėtingumo, dėl visos šios komponuotės patikimumo problemų neturėsite. Mano mėginamas automobilis jau pragyvenęs 200 000 km, bet jokių silpnybių nerodė. Nereikia pamiršti, kad Prius hibridinės pavaros akumuliatoriai turi savo tarnavimo laiką. Gamintojas deklaruoja, kad problemų neturėtų iškilti, kol automobilio rida nepasiekė 240 000 km ribos. Vėliau akumuliatoriai gali būti neefektyvūs arba prašytis pakeičiami naujais. Toks malonumas gali kainuoti 1500 €. Todėl prieš perkant trečios kartos Prius būtinai atkreipkite dėmesį į jo ridą. Pasivažinėjus šiuo Prius įsitikinau, kad tai miesto automobilis. Ne tik dėl mieste efektyviausiai dirbančios hibridinės pavaros, bet ir dėl kitų savybių. Pavyzdžiui, elektrinis vairo stiprintuvas yra visiškai neinformatyvus važiuojant didesniu greičiu arba įveikiant staigesnius posūkius. Važiuokliai didesnių priekaištų nėra, kol nereikia važiuoti staigiais posūkiais. Tuomet priekis nori slysti, todėl piknaudžiauti dideliu greičiu važiuojančiu Prius nepatartina. Prius turi 3 važiavimo režimus. Jis gali riedėti naudodamas vien elektros energiją, gali būti ekonomiškas pasirinkus eko režimą arba važiuoti eikliau, bet ne taip ekonomiškai paspaudus power mygtuką. Pastarasis pasirinkimas leidžia automobiliui išnaudoti visą savo galią, kai visą savo energiją akumuliatoriai atiduoda varikliui. Tokiu atveju apie ekonomiją teks pamiršti, todėl nuolat važiuojančių režimu tiesiog neverta rinktis Prius.
Tuo tarpu kitos dvi programos uždeda apynasrį. Važiuojant eko režimu, akceleratoriaus pedalas tampa klampus ir neutrus, kaip ir pats automobilis. Bet jeigu jūs tai tenkina, žinant, kad taupote kurą, skųstis nebus kuo. Važiuoti tik elektriniu režimu ilgai nepavyks. Vos po kelių kilometrų įsijungia benzininis variklis, o informacinėme skydelėje pasirodo užrašas, kad baterija nepakankamai pakrauta, toliau tęsti kelionę važiuojant elektrą. Viduje trečiosios kartos Priusas yra eilinis paprastas automobilis, skyrus nebent tai, kad centre esantis ekranėlis rodo, kaip dirba hibridinė pavara. Tačiau iš tikrųjų šis automobilis turi daugiau paslapčių. Štai pavyzdžiui, apdailai panaudotos medžiagos pagamintos iš perdirbtos medienos ir žolės. Ar tai gerai? Taip, nes tai ekologiška ir dar drįsčiau pasakyti labai kokybiška. Viduje Prius primena futuristinį automobilį, tačiau iš tikrųjų viskas čia paprastai ir elementaru naudoti. Mygtukai aiškus ir lengvai pasiekiami. Pavaras junginėti maža svirtelė labai paprasta. Tiesą sakant, pavarų perjungimas elementaresnis nei kitų automatų. Vienintelis papildomas režimas pavadintas B raidė, kai atleidus akceleratorių automobilis intensyviau kaupia regeneracinę energiją ir efektyviau stabdo. Kaip jau minėjau, interjero apdailai panaudotos įvairios augalinės kilmės medžiagos. Nežinant net neįtartum, kad tai nėra iš naftos produktų pagamintas plastikas. Medžiagos surinktos tvirtai ir net po 200 000 kilometrų nerodo nusidėvėjimo ženklų. Visa tai rodo, kad Prius, net ir nenaujas, yra kokybiškas ir tvirtas automobilis. Apie Prius tvirtumą ir patikimumą byloja ir statistika. Pavyzdžiui, Vokietijos techninių apžiūrų statistikoje Prius galima rasti pirmoje arba antroje vietoje, lyginant visus automobilius apskritai. Surasti nusiskundimų dėl kokių nors šio automobilio gedimų beveik neįmanoma. Nors šis modelis kelis kartus buvo atšauktas ir savininkai buvo pakviesti apsilankyti autorizuotame servise, tačiau problemos buvo sprendžiamos Toyota sąskaita ir savininkams nekainavo nei cento. Tyliai ir ekonomiškai patikrinti mano mėginamą Prius riedame pas savo draugus Service RDL. Patikrinom Priusą ir iš tikrųjų nieko jame blogo neradom, bet tai nieko keisto, kad jame neradom nieko blogo, nes mašina šiaip tikrai ir patikima ir gerai. Žinoma, prieš perkant reiktų atkreipti dėmesį, nebent automobilis buvo gan stipriai apgadintas po stiprios avarijos, tai gali turėti tada problemų, bet šiaip, kad gestų hibridinės pavaros, tai tikrai nėra. Problemų nebūna su akumuliatoriais, na, žinoma, viskas turi galiojimo laiką tam tikrą. Taip pat svarbu prieš perkant mašiną pasižiūrėti, na, įsitikinti, kad nebuvo įskendus, pavyzdžiui, iš Amerikos pasitaiko tokių dalykų. Ir jeigu nepažįsta vandens mašina, tai neturėtų būti problemų su akumuliatoriais. Automobilio eksploatacija tikrai nėra brangi. Automobilis yra su grandinė, kurios nereikia tikrai labai dažnai keisti. Ir taip pat turi elektrinę vandens pompą, kuri yra tikrai irgi patikima ir nereikia jos keitinėti. Ir aš manau, kad jį tikrai drąsiai galima rekomenduoti. Tai, kas nori naujoviško, įdomesnio automobilio, drąsiai galima rinktis. Jeigu norite bent kiek pažaliuoti ir įsigyti trečios kartos Prius, tam turėsite atrasti bent 8 000 eurų. Taisyklė, kad kuo naujesnis, tuo brangesnis čia galioja, todėl kaina gali pakilti beveik dvigubai. Prieš sumokant pinigus pasidomėkite automobilio istoriją. Ar jis neturėjo rimto eismo įvykių ir ar nebuvo stipriai pažįstas drėgmės. Būtent tokius apgadinimus patyrę automobiliai atkeliauja iš didžiausios kairiavairės Prius rinkos Amerikos. Draudimo išlaidas galima paskaičiuoti m.edrauda.lt pagalba. Prius atveju pigiausią pasiūlymą radome už 17 eurų mėnesinę įmoką. Turėkite omenyje, kad Prius yra mėgstami vagių, tad tokį perkant būtinai pagalvokite apie kasko draudimą. Prius yra patikimas ir kokybiškas automobilis, bet prieš jį renkantis būtinai pasverkite, ar daug jų naudositės užmiestyje, kur visi hibridinės pavaros privalumai tampa trūkumu. Autopiloto kartingo mėgėjų turnyras įsibėgėja. Praėjusią savaitę vyko jau trečiasis, prieš paskutinis šių labai įdomių lenktynių etapas. Taigi mano kolega Vytenis praneša apie tai, kaipgi sekėsi mūsų mėgėjams varžytis su profesionalais.